Skydliaukė yra organizmo termostato reguliatorius. Jinai reguliuoja, kiek šilumos išskiria organizmas, palaikydamas mūsų kūno temperatūrą. Ji taip pat nustato, kaip greitai deginamos mūsų kalorijos ir kiek kalorijų reikia mūsų energijai pagaminti ramybės ir fizinio aktyvumo būsenoje. Smegenyse esanti hipofizė siunčia skydliaukei TSH hormono atitinkamą kiekį, kad skydliaukė pradėtų gaminti skydliaukės hormonus arba juos sumažintų, pristabdytų. Normaliai veikiant skydliaukiai, medžiagų apykaita ir šilumos gamyba yra subalansuota. Kūno temperatūra yra stabili, bet jei skydliaukės veikla sutrinka, keičiasi šilumos pojūtis ir kūno temperatūros stabilumas. Esant hipertireozei, tai yra per dideliai skydliaukės veiklai, organizmas pagreitina savo funkcijas, gamina daugiau šilumos, tada pasireiškia šilumos netoleravimas, karščio bangos ir prakaitavimas. Juos galima lengvai sumaišyti su prasidėjusios perimenopauzės simptomais. Hipotireozė tai yra per maža skydliaukės veikla. Ir jei esant medžiagų apykaita lėtėja, sumažėja šilumos gamyba, todėl žmogus jaučia šaltį, šąla rankos, kojos, gali būti šiek tiek žemesnė kūno temperatūra. Išsaugok šį video, kad nepraleistum naujų naudingų vaizdo įrašų. Ir sek mane, kad gautum naujausią informaciją.